Sveiki, šį kartą dabar tokį turim kauptuką diskinį. Šiaip principas būtų geras, bet susinervėjau vis tiek. Pernai pirkau Litagro, mokėjau ten kažkur apie nepilnai 30 eurų. Ir rezultatai. Aišku, šį perdariau. Pirmas dalykas, nespėjau nusitrinti dažai. Išdilo čia plastikiniais įvorės kažkokios plasmasės lievos padarytos. Teko atpjautą visą stebulę, numest velniop. Sudėjau, užtekinau, privirinau, su guoliais padariau. Dabar šitą vietą nieks nekliba, čia viskas laikosi, viskas būtų kaip ir gerai. Dabar kojos tokios. Akivaizdžiai 10 mm, 10 ant 35, gal nematavęs čia. Trečiai faktas tas, kad yra silpna vieta. Va, matosi. Jau vakar dirbau, tiesinau. Užsireitė takoje, kaip pypkiai pasidarė. Dar likus. Dabar čia vėlgi tas tvirtinimas toksai plonas, kaip matom, pasitempę kampu. Viskas iškrypia, viskas velniop. Čia reikia šitą vietą apjaut, dėti storą vamzdį, storą sienį ar kvadrato turiu metalo. 30 ant 30 tokio gal uždėsiu, kad laikytų. Vėlgi čia dabar tas visas tvirtinimas mano padarytas pagal save. Vamzdis šitas yra originalas kauptukų kvadratinis. Ten pareguliuojasi gylis plotis. Čia buvo paprastos varžtų galvos, kad dariau su skylę. Yra čia tokis reguliavimas, pasivertimas viso kauptuko. Tas pats strypas persikiša į čia. Į šitą skylę reguliavimui. Viskas prie vietos, nereikia ieškoti, kur raktą pasidėjau ir taip toliau. Vėlgi padarė šitoje vietoje, kad nereiktų kiekvieną kartą šitą skylės varžtą perstatinėti. Tiesiog padariau va tokį principų, tokį reguliavimą. Čia visą pasiverti, gana pasiteisino šitas reikalas. O čia reiks viską padėti. Dabar vamzdis šitas vėlgi yra originalas, buvo aišku per minkštas, jeigu čia pradeda veržtas vamzdis, spaudžiasi neužveržė į vidurį iš karto, pažiūrėjau, mačiau rusai tai padaro, įdėjau į vidurį iš karto vamzdį, įgrūdau, privirinau, laiko, nei linksta, nei spaudžiasi. Tai apie patį kauptuką. Trumpai tiek, aišku, ten reiks šitas vietas jau reiks perdėti, aišku, iš viršaus pažiūrį, matom, kad viens užsirėtės ir kits kaip užsilenkia viskas. Toliau prie to pačio apie prikabinimą. Padaręs tokią jungtį prikabinimo universalę, traukia kaištis. Dabar kaip čia trūkumas rankų. Atsiversim, gal tai bus patogiau. Va, yra ten daug skylių. Reguliuojasi aukštis pagal tai, kokio dydžio, sakykim, bulvės, kokio aukščio, kuriais ratais dirbu. Jeigu žemesniais ratais pasistumi gilin, jeigu ratai aukšti vagojimo, turiu pasidaręs aukštus ratus, išsikeliu tolyn, persikišu kaištį. Vėlgi išsidarėm šitą pusę turiu. Dabar šitą vietą turiu aš ne vieną šitą pusę su kabinimu. Vagotuvas yra kitas ant tos paties kabinasi, yra ravėtuvas tarp vagiam ravėt. Taigi pusė šito daikto, o šitas daiktas eina tas pats visiems padargam. Tik taip pusę persikiši ir man mažiau geležų, mažiau darymo reikėjo. Toliau netgi pasidaręs va tokią koją, kaip po atramą. Va, šitaip. Atraminiai koja. Kartais tenka motobloką vežtis automobilio priekaboj, įsivarau, pasistatau, diržais prisirišu ir tokia atraminiai koja. Arba kartais pastatyti, čia tekia keli atvejai, kad reikia jį be jokios priekabos atskirai pasistatyti. Vėlgi toks čia reguliuojasi aukštis, vėlgi pagal tai, kokius ratus užsidėjęs. Ir gana toks patogus reikalas. Čia 3 tvirtinimai arba standžiai ant 2 kaiščių, arba kartais būna
tenka, kad būtų lankstu ant centrinio kaiščio vieno pasikabina. Čia priklausomai nuo to, ką dirbi ir kaip dirbi nuo visokių konkrečios situacijos. Tai va, tiek apie ravėtuvą. Kauptuką tai yra diskinį, kurį vėl reiks eilinį kartą perdarinėti. Ir apie šitą universalią jungtį, kurią naudoju pusė jungties viena, o kita pusė eina prie atskirų padargų. Greitas pasikeitimas, greitas aukščio reguliavimas. Tiek pamastymų, toliau reiks dirbti. Taip ir gyvenam, vieną dieną padirbi, vėl kažką tvarkai, kažką padarai, padirbi, dar pamatai kažkokį nedadarymą ir toliau judam į priekį.